Aloha chebrytė. Radau pasakišką vietą žvejybai. Turim viską, ko mums tik reikia. Turim soliukus, laužavietę. Taip pat yra pavėsinė su staliukų soliukais. Ir turim tokį gerą atvirą krantelę. Ežeras Sartai. Pasisekė man, kad šita vieta buvo neužimta. Jau taip važiavau, truputėlį bijojau, kad bus užimta, nes šitoje pusėje kiti krantai visi labai status, sunkus priėjimas. Na ir netokie patogus ir gražus kaip šitie. Čia va tarp miškelio yra gera vieta, palapiniai. Bus pavėsis, nebus karšta, jeigu ką rytoj pamiegoti ilgiau. Tai va, o svarbiausias atributas turbūt šitos vietos yra va toks dalykas. Lauko tualetas. Ir kaip nekeista, visiškai švarus. Nu, aš net nežinau, ko čia mums trūksta. Nebent gero kibimo. Pažiūrėjau aš dar žemėlapį batimetrinių sartų. Tai va šitam krante, šitoje pusėje turim duobę kažkur per vidurį 8 metrų, o šitoje pusėje 10. Tai mes čia per vidurį pamėtysim, čia kokie bus 4-5 metrai. Ir gal iš tų duobučių kokie karšiukai vakare ar naktį išlys. Ir dar galėsim kur nors prie žolių šone pamėtyti plūdę. Tai tikėsimės bus šito žuvies, jau feederį pradės kibti, nes buvau čia aš gal ant 4 skirtingų ežerų, 5, tai feederį niekur praktiškai. Tad nebent kilbukai mažiukai pajudina, kol kas dar tik plūdė pagrindė kybo. Su pašarais čia nieko gudro nemyslijau. Paprastas traperis karšiui, pusę pakelio damušti. Dar vieną traperio karšiui. Tada Dipikso kuojai pakelį. Vieną škarbą turbūt galima kukurūzų. Visą čia pašarą. Dar vieną turiu žvėjuosim kukurūzų irgi. Ir 5 grūdų mišinio. Geras variantas, nieko čia virti nereikia. Čia visko yra. Ir kviečių, ir grūdų visokių. Dar pakelį pašarą atsargai pasėmiau, biškių grūdų paliksiu, jeigu ką dar damaišyti. Nu ir va, čia pusė kibiro gausis tą pašarą. Čia gal mums ir užteks, žiūrėsim. Jeigu ką, tada jau dar damaišysim. Šiandien žada gerą orą, 25 laipsniai, kol kas saulutė, o po vakarį rodo lietaus, bet kaip ir neilgam. Tai gal čia labai neužlys mus. Jeigu ką pavėsinį pasėdėsim, normaliai bus. Pasėmiau dar bailiukų. Čia labai daug ant sartų kilbukų mažų. Aš manau, kad čia reikės bandyti dėti ant vienos meškerės boilus, o ant kitos kukurūzus. Su dzikais čia, man atrodo, nepagaudysi.
Čia pastoja bus viskas nusiurpta. Kol pašaras brinksta, kalsim palapinį. Reikia prisiminti, kaip ją statyti. Šiemet pirmą kartą su nakvynė. Biškai prinksim konkorėžius. Taip, išėjimų darysim į ežerą. Ryte išlendi ir gražumėlis. Boilam tokį dalyką naudosiu. Gumutė yra, skylutė. Reikia kabliuko užverti ir nereikia jokių papildomų sistemėlių metodo. Ir viskas. Čia boiliuką dedam. Nu va. Ir taip gaunasi. Išsiurbia žuvis boilą kartu su kabliuku ir pasikerta. Galima taip pat ir kukurūzus dėti irgi. Va taip, kukurūzą ir vieną dziką. Mano bus irgi gerai. Ugnis! Pabandysiu pradžiai arčiau pamėtyti ant senos klipsos. Gal čia netoli kranto irgi kažkas bus. O paskui žiūrėsim. Jeigu ką, pabandysim toliau numesti. Viskas, feideriukas stovi. Reikia, gal man atrodo, iškart pašerti plūdėj. Kad nebūtų liūdna, pamėtysim su plūdė. Gal kokios smulkmės padaužysim, kol kažkas ir didesnio ant plūdės ateis. Duosim porą rutuliukų. Ir viskas, pasiruošę žvejot. Vieną kukurūzą ir pabandom su plūdė. Pažiūrėk, kas čia darosi. Gylis tai nedidelis. Iki 40 cm. Kažkas kibina, bet nepaima kukurūzą, turbūt smulkmė. Dziko dėt nesinori, nes čia... O, yra. Kažkas ir nebloga. Nu va. Turim visai neblogą pirmą raudę. Pirma keliauja namo. Feiderius arti čia nešina mėtyti. Už kokių 40 metrų žolė. Tai ištraukė. Šerikla visi žolėse. Tai bandau toliau. Kokių 70 metrų. Normaliai, kaip ir išsitraukė, nėra jokių žolių. Kukurūzą daužo ir vis niekaip paimti negali. Pagaliau pakirtau. Nu va, irgi visai nebloga raudelė. Galima, manau, imti. Šitą biškį geresnė jau.
Va, čia jau neblogas dydis. Va, pabiški, ateina ir rudelės didesnis. Tik nusisukau, jau nebėra plūdės. Va, čia jau neblogas batonas. Geras batonas. Va, čia jau gražiai rudelė. Ką šita batonas? O, kokia koja. Kokia gerulė. O čia tai jau gera kojytė. Grožis. Dar graži koja. Va. Koks batonas. Tokius batonus mes mėgstam. Kažkokie krenai dabar silpniai. Pabandžiau daumantų paimti, gal šitie biški stipresni bus. Toks jausmas, kad krenuose dabar vien tik tais cukrus. Va. Daumantų. Krenai visai nieko. Nėra tokie saldus ir trupučiukai yra aštrumo. Tuoj pasistiprinsim ir atgal į kovą. Hebra, kol valgiau, kažkas ant fidrio užkibo. Žiūriu, valas atlaisvintas. Bet nieko rimto. Bet pirma žuvis. Kažką turim. Dzikai buvo 4. Nuėmiau kukurūzų, uždėjau tik dzikus. Kažkas sėdi. O, visai nieko kojotė. Ne, neblogai. Nu va, pirma žuvis. Šį sezoną normaliai ant fiderio. O! Nuėjo, buvo gera raudė. Mes žvėjai nemeluojam. Turbūt didžiausiai šiandienos būtų buvus. Opa. Prašau, ir kojotė gera. Ką tik paminėjau, kad nėra kojo. Išgirdo mane. Gražuolė. Aišku, turi jos čia kai kurios žuvis dėmių. Nedaug, bet pavyzdžiui, va, pasipilvas. Truputį šonas, bet čia nieko baisaus. Sukaitau ant tos saulės. Pasidėsiu biškį pavėsį. Nes jau visą dieną čia saulė tiesiai mane. O, kaip gerai. Geros. Jau ten kažkur arčiau griaudė. Jau matosi, yra tokių tamsesnių debesiukų. Tai vis dėlto gali lietaus ir ateit link vakaro. O, koja. Kokia riebė.
Kokie. Čia jau kepalas. Geras kepalas. Raudė panašu. O čia tai botaniukas. Greitai. Oi, blemba, aš esu net nepakelsiu, taip gal. Čia tai botaniukas. Pažiūrėkite šitą kepalą. Oba. Dar viena gražuolė. Aišku, ne tokia didelė, bet visai simpatiška. Pakilo vėjas, saulė pasislėpė ir realiai kibimas suaktyvėjo, pradėjo net geriau kibti. O aš čia dar šersiu. Įdomu, kas čia bus ryte. Čia gal tai ryte gerai džiazo bus. Feederius jau pamiršau, jau gal 1,5 valandos nepermetinėjau. Kimba ant plūdės, tai sėdim ant plūdės. Parėjo. Tukai. Blemba. O, čia irgi geras batonas. O, hebra, sulaukiau dar vienos didžiulės. Ne, nu tokias trauksiu plūdę, tai čia bomba. Koja turbūt. Bleba, taip muša biški. Ava. Nu va, neblogo kojotė. Jo, čia ant ziko buvo irgi. Nu va, vis tiek žolių yra. Bet man atrodo, radau daug maž tokią vietelę, kur mažiau žolių. Galima biškį dar pastimuliuoti kukurūzų saujelę.
jaučiuosi taip įdomiai. Ne tik, kad pavargęs, bet gal labiau kaip po pirties. Taip norisi ramybės, gal atsigulti, pagulėti ramiai. Įdomu, čia plakių yra normalių? Gal plakiai dar kaip ta ateis kokia naktinė tarnyba? Kas, bet odai tai jau atėjo naktinė tarnyba. Odų tai netrūksta. Pikti, jauni, trokšta kraujo. O, man atrodo, čia tobula. Nieko daugiau ir nereikia. Net mėgmašių nereikia, šilta. Man atrodo, čia bus čiki-puki. Reikia bandyti mėgoti 11 valandų. Nelabai aš turiu jėgų ir norą su feederiais naktį sėdėti. Pabandysiu kol ryte didesnį akcentą į feederius padaryti. Nu, jeigu nekip, tada vėl sublūdė labiau. Tai va, hebrytė. Mėgučia laikas. Iki ryto. Labas rytas. Truputis po 4. Neina mėgot visiškai. Atpratau nuo gamtos, labai daug garsų ir varlės, ir paukščiai visą naktį čiulba. Tai sunkiai sekėsi mėgot, porą valandų, gal pusantros išėjo pasnausti. Pabandysiu pasišerti. Pamėtyti dar fideriukus, plūdę. Gal kažkas pradės jau judėti. Pažiūrėsim, kas čia ryte darosi. Giedra šiandien švinta, gražu. Ant ežero rūkas visur. Toj pusė tai iš viso ten kaip debesis. O čia tai gera. Gera. Rytinis batonas. Hebrytė. Labas rytas. Bataniukas. Aha, daug žolių ir turim pirmą nedidelį karšioką.
Dar viena gražuolė. Mažesnė, bet irgi gera. Oba. Kepaliukas. Vat. Fideris linksta pabiškį. Nesupratau. Nesuprantu. Gal nuėję, pabandom ištrauksim, pažiūrėsim. Bet čia, šitos meškerės boilas buvo. Pirmas kibimas ant boilo. Ar ant tos boilas vėl nebeatsimenu. Vėl sunkiai eina, kaip žolės. Kaip žolės veda čia žuvis. Supratau. Bet smūgių nėra. Vis dėlto turbūt. Ne, vedžioja. Kažkas neblogai, chebra. O, čia karšys ar kas lupo? Jo, čia kažkas nebloga. Nes, smūgių nėra stiprių, bet... What? Konkrečiai valą vedžioja. What the hell? Bent jau tai pamatyti nenueik, prašau, kas ten toks. Nuėjo. Buvo lydeką paėmus. Chebra, žiūrėkit. Arba lydeka, arba starkis buvo. Pažiūrėkit šitą koją, kai visą suvaryta. Čia tai geras. Aš jau galvojau, čia karpis ar karšis didžiulis į lūpą. Eina, načert. Ir va, ką tik prie kranto paleido. Gal kokie, net nespėjau pamatyti kas. Nes nedavė į viršų pasikelti. Kokie 5-6 metrai nuo kranto. Bet koja tai konkrečiai suvarė. Tai čia, nežinau, starkis ar lydeka 100%. Bet ten kažkas porą kilų buvo, gal ir daugiau. Nepasakysi. Čia tai buvo geras. Nežinau, ar ko išgyvens, bet aš ją paleisiu. Bet spėju, kad nelabai. Pavadėlis pakandžiotas. Ir pusryčiai. Turiu jausmą tokį, kad papusryčiavus teks man į palapinę valandą kitą lįsti. Pasnaust. Pusė 12. Buvau darbiškai prigult pasnaust. Kokią valandą, pusantros išėjo. Nebekimba chebra, viskas visiškai. Padarysim dar prieš išvažiuojant šventę. Pusė bonkės dar kukurūzų. Tai lauga. Kita kart bus didesnis. Nu ir pažiūrim. Kiek čia gavosi to žuvies. Žuvies tai turbūt bus daug.
Man aišku tiek nereikia, bet aš paimsiu visą. Bus tėvam, tėvų draugams, seniorams. Tai keliaus į geras rankas. Ojojojojoj. Ojojojoj. Stengiuosi tikrai mažas jau išmetinėti. Tai čia pagrindė tikrai dauguma gerų batonų. Tai va, chebra, toks geras rezultatas visai sakyčiau. Ačiū sartams už dosnumą. Gražiai vietelė, tvarkingai. O jums neišvyno. Iki.